Netrukus agrofirmos sėklos dekoratyvinių augalų priežiūros specialistė Gražina Nusevičienė mums papasakos, kaip turėtumėm tvarkyti savo daržus, kaip turėtumėm tvarkyti šiltnamius, kad mūsų augalų nepultų ligos ir kenkėjai. O aš dar noriu visus jūs pakviesti, balsuoti už mūsų laidos herojus. Kol kas ūkiškiausiais jūs išrinkote Eveliną Sašenko, Aldoną Bendoriūtę ir Nerijų Gadliauską ir Ingą Norkutę ir Aurimą Žvynį. Taigi toliau laukiame jūsų balsavimų ir labai laukiame jūsų nuotraukų į mūsų elektroninį paštą. Būtinai dalyvaukite mūsų konkurse, nes netrukus mes atvyksime pas jūs ir įrengsime jums sodą, padarysime apželdinimą ir atsivešime daug patarimų. O dabar daržininkams mėgėjams papasakosime, kaip apsaugoti pomidorus nuo ligų ir kenkėjų. Ką daryti, kad šiltnamyje reikėtų mažiau laistyti augalus, kaip teisingai patręšti pomidorus. Agrofirmos sėklos dekoratyvinių augalų priežiūros specialistės Gražinos Nusevičienės patarimai. Visų pirma, tai jau matom užaugusius pomidorus, bet aš norėčiau truputėlį grįžti į pradžią apie sodinimą. Priminti tiesiog. Šitie visi pomidorai yra pasodinti gulščiai. Kadangi jeigu mes auginam namuose, vis tiek šiaip ar taip tas daigas perauga. Ir dabar jau kada sodini juos įstrižai iškasi griovelį, neįtin giliai. Nes jeigu giliau kaip 15 cm žemė būna per šalta, blogai vystosi šaknis. O kai įstrižai jis paguldytas, vystosi to šaknis, kurios jau susiformavę yra. Ir puikiausiai dar iš stiebo išleidžia papildomas šaknis, kurios galima net parodyti, kad jau va, matot, jau nebepakelsi stiebo. Reiškia, ir iš tos, va, tiek maždaug paguldyta yra, ir iš tos, reiškia, vietos jau pilnai išėję šaknis. Augalas taip gauna papildomą tiesiog maitinimą ir jis būna stipresnis. Šiame šiltnamyje pasodinti aukštaūgiai pomidorai, kurie auginami vienu arba dviem stiebais. Aukštaūgiams pomidorams reikia laiku išskabyti atžalas. Šitokie patys geriausi gnaibimų yra. Jie tiesiog neduoda didelės žalos augalui, tačiau gnybant reikia palikti stuobrelį. Kodėl? Mes pirmą kartą girdim, kad reikia palikti stuobrelį. Jeigu mes stuobrelių nepaliksim, tai ta vieta laisva, jisai toks gudrutis, kad jisai ims ir vėl užaugins. O štai čia va šitas posūnis, galima jį išlaužti irgi. Bet galima ir palikti, nes jau čia ir žiedai yra sukrauti. Pririšimas, kad nedaryti savo didelių darbų, pririšimas yra štai tokie kuolai, kurie naudojami be metų. Iš bet ko jūs galite juos pasigaminti, sakykim, tuos. Ir tada įveri dvigubą šniūrą. Tada labai paprastai ateini, žiūri, jau viršūnė praaugo, ėmei apsukai. Ir tiesiog va, sukryžiavai, iškišai. Sukryžiavai, iškišai. Ir va, tau pomidoras visą laiką puikiausiai pririštas. Dabar turiu labai neblogą priemonę. Tie, kurie mato, kad jiem kažkokia tai šaka, va, tą, kur nuskynėm, sakykim, jie gali dar va su šitais mažesniais spragtukais, va, ir laikom. Bet prie šitų šniūrų tai jų nebūtinai. Aš juos naudoju, kad prisekti pomidorų kekę, nes didelės pomidorų kekės tiesiog išlaužia. Birželio viduryje daržovėms jau reikalingas papildomas tręšimas, kad megztųsi, vystytųsi ir augtų vaisiai. Mes turim tokias trąšas tiem, kurie nenori dažnai čiupinėtis. Tai turim, sakykim, substralio trąšas, osmokotą, granuliuotos, apvalkalė želiniam, palaipsniui tirpsta, palaipsniui atiduoda šitas visas naudingas medžiagas. Bet nereikia pamiršti, kad visas trąšas reikia įterpti. Dabar dar noriu atkreipti dėmesį. Matote, šieno jau čia pas mane yra. O šienas tai dėl ko? Tai yra mulčas. Tai yra natūralus mulčas,
Tik nereikia, pjauni žolę, nereikia labai didelių sluoksnių, nes jeigu didelių sluoksnių pradės kaisti, pomidorų šaknis nemėgsta tiesiog karščio. Jeigu viršutinė dalis pakenčia karštį, tai jeigu šaknis perkaista, jau virš 25 laipsnių jau jis nustoja net maitintis. O apdulkinimui jie yra savadulkiai. Bet jeigu temperatūra pakyla virš 30-35 šitam lygiai žydėjimo, jau irgi pasidaro sterilios žiedadulkės. Jeigu drėgnas metas, tai žiedadulkės būna drėgnos ir jos blogai tada irgi apsidulkina. Tada nepatingėkite, eikite ir taip tiesiog supurtykite augalus. Kitas variantas papildomam tręšimui naudoti ekologiškas organinės trąšas su mikroelementais, kurios pagerina dirvos struktūrą, aprūpina ją maisto medžiagomis. Tręšiama lygiai taip pat su įterpimu. Maždaug reikia vienam augalui, reikia maždaug 50 gramų. Patręšėme, bet patręšėme ne prie pat stiebo, kadangi šitie augalai sodinti, jų pagrindinė šaknis čia yra maždaug, o čia jau išleista, tai reiškia tręšėme visą šitą plotą. Ir vėlgi įterpti reikia su grebliuku, kadangi išgaruoja trąšos. Ir greičiau yra pasisavinama. Dar vienas būdas yra tiesiog green ok trąšos tokios, kurios taipogi grinai biologiškos yra. Skystos trąšos yra pakuotės 50-300 mililitrų. Labai patogios purškimo metu. Purškimo metu augalai labai greitai pasisavina. Per šaknis ne taip greit pasisavina, greičiau pasisavina per lapus. Labai geras lengvas rūkas, nesudaro lašų, kas yra labai svarbu. Bet tikriausiai saulėtų metu nereikėtų. Taip, aš norėjau ką tik tai pasakyti, Aušra, jau jūs galite pilnai agronomų būti. Aš norėjau ką tik pasakyti, kad mes tai ir darome, matote, visiškai saulutė pasislėpus, nes, negerai, gali apdeginti, jeigu kažkur lašai, tai apdegina paskui tuos lapus. Bet reikia negailėti nupurkšti, ne iki varvėjimo, sakykime, o taip, lengvas purškimas toks. Geriau tai padaryti kas kokios 2-3 savaitės. Tręšimas sustiprins augalą, jį mažiau puls ligos. O štai būdas, kaip nuo kenkėjų apsisaugoti šiltnamyje. Jeigu jūs turite, sakykime, serenčių daug, nereikalingų chrizantemų lapų, prašom smulkinkite ir dėkite čia. Kartu su tuo mulčiu labai gerai yra kenkėjai. Jeigu mes jų nenumarinsim, tai bent atbaidysim. Dar vienas žaladarys, tai yra skruzdės. Jos paprastai mėgsta, kadangi mes čia vis tiek su kompostu, viską šilta jom, tai labai gera vaikus vesti. Tai yra metoks milteliai, jie tiesiog jas atbaido. Čia paspaudžiame ir patogiai galima barstyti. Ten, kur yra skruzdžių. Jeigu jau daug užsiveisite, tai pagal perimetrą galite padaryti. Dar vienas Gražinos Anusevičienės patarimas, kaip išsaugoti šiltnamyje drėgmę. Jeigu kas dar nepadarėte savo laiku, tai dar nevėlu, tie, kurie retai nuvažiuojate į sodus, į daržus, tai kas nepadarėte sodinant savo laiku, dar nevėlu padaryti, galima padaryti, reiškia, įterpti įgerį šaknų plotę. Mes jau nekartą apie jį esam šnekėję. Jeigu jūs nuvažiuojate ir vieną kartą į savaitę tik tai laistot augalus. Tai čia buvo granulės, labai greitai tos granulės pasidarys drebučiais. Kiek dabar vienam pomidorų daigui reikėtų? Aišku, jos tinka ne tik tai pomidorams, ne tik šiltnamį, ar ne, vienmetėms gėlėms, daugiametėms, balkonuose, terasose, kambariuose netgi tinka. Koks dabar tas kiekis turėtų būti? Praktiškai į 3 litrų indą, sakykime, į vazoną 3 litrų, reikėtų maždaug, nepilno desertinio šaukšto, daugiau negu šaukštelių. Reiškia, nėra čia tokia, taip, sausų, turiu omeny, sausų. Nes jos ištirpė, jos padidėja 150-200 kartų. Matot, kiek vandens įpylėm, o dar jos neišbrinko.
Na, štai jau mūsų Igeris, pasižiūrėkit, kaip užaugo iš tokių va. Tiesiog drebučiai, šaltiena puikiausia. Igeris pilamas šaknų plote ir įterpiamas į žemę. Nuo šiol šiame šiltnamyje reikės rečiau laistyti augalus, nes Igeris išsaugos drėgmę. Kitose laidose pasakosime, kaip sugauti kurklius ir kaip apsaugoti rožes ir šiltnamio augalus nuo kitų kenkėjų. Tiek naudingų patarimų šiandien. Dar noriu informuoti, jog kitą savaitgalį, birželio 14-16 dienomis, Alytuje įvyks pirmasis pasaulio menų ir kultūros festivalius ir 8-oji bonsai ir suiseki paroda. Keramika, amatai, bonsai formavimas, akvariumai su šilkiniais karpiais, visa tai jūsų laukia kitą savaitgalį Alytuje miesto teatre. O dabar iki naujų pasimatymų kitą savaitę. Vaikučiams, kai jos visus tekės, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidą pristato, kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Viens, deux, c'est